Ką reiškia sapnuoti jūrą? Sapnai apie jūrą dažniausiai yra susiję su jūsų emocijomis ir jausmais. Rami jūra – ramybė ir džiaugsmas. Banguojanti ar audringa jūra – gresia pavojus. Jūra be vėjo – tingumas tvarkant savo paties reikalus. Skaidrus jūros vanduo – ramus ir doras gyvenimas. Drumsta jūros vanduo – didelė gerovė ir galimas vėlesnis žlugimas. Jeigu keliaujate jūros paviršiumi, galima rimta draugystė. Mėlyna jūra – geras ženklas. Raudona jūra sapnuose gali reikšti aistrą, pavojų ar viduje kunkuliuojančias stiprias emocijas. Tai jūra nudažyta jūsų širdies plakimo atspalviais. Vairuokite atsargiai, jūsų emocijos liepsnoja. Jūroje plaukiantys laivai kamuos nerimas. Įkristi į jūrą – nuostoliai. Paskensti jūroje jūs nuolat kamuos liūdesys ir nerimas. Jūrų plėšikai ir piratai prarasite pinigus. Jūrų paukščiai – perspėjimas apie pavojų. Vaikščioti jūros krantu tarp jūržolių gali atsirasti nedidelės kliūtys, kurios trumpam laikui sudrums jūsų ramybę. Plaukimas jūroje sapnuose rodo patogią emocijų ar aplinkybių navigaciją. Tai liudija apie jūsų gebėjimą plaukioti su gyvenimo srovėmis. Plaukiokite toliau, esate savo stichijoje. Sapnuoti jūros putą reiškia naują pradžią arba praeities patirties likučius. Tai senų dalykų, kurie yra nušluojami, užleidžiant vietą naujiems mišinys. Stebėkite kranto liniją, išplaukia pradžia. Jūros sapne matydami skenstančius žmones galite atspindėti savo baimes arba jausmą, kad kažkam šalia jūsų sunku. Tai raginimas būti budriems arba ištiesti pagalbos ranką. Išskleiskite gelbėjimosi ratą, jei kažkam jūsų artimoje aplinkoje reikia paramos. Senovės Egipte jūra buvo gerbiama kaip stiprus simbolis, dažnai siejamas su sukūrimo mitais ir saulės dievo kelionę per naktį. Senovės Graikijoje jūrą sapnuose laikė dievų karalystėmis, emocijų atspindžiais ir dieviškųjų įžvalgų portalais. Biblijoje jūra laikoma ir chaoso simboliu, ir stebuklingų įvykių erdve, reikalaujančia tikėjimo. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.